Kas skuba pas jūs artimiausiu metu? O, saulutė, saulė, labai geri įvykiai kažkokie. Taip, kažkokia pagalba finansinė, jums labai sunku šiuo metu. Jūs tiesiog nešate nepakeliamą naštą. Jūsų širdis sudaužyta. Kas skuba? Skuba kažkas iš toli, iš kelionės, su kurio kursite planus ir turėsite šeimą. Tokia jausminė šeima, imperatorius. Tai čia žmogus toksai labai stiprus, stipri asmenybė, išsilavinęs, inteligentiškas. Jisai gali būti ugnies ženklas arba toks labai aistringas vyras, su kurio viskas buvo prarasta. Ne tik jausmai ir santykiai, bet ir finansinė prasme jūs labai nukentėjote. Jums reikėjo kovoti dėl viso šito. Tai jisai skuba pas jūs su meile. O, ir jūs būsite imperatorė ir imperatorius. Žodžiu, čia skuba pas jūs šitas žmogus. Ir turėsite šeimą, bet šeimą net, suprantat, jūs būsite turtinga finansinė prasme, ne tik emocinė. Čia geri dideli pinigai, čia komfortas šeimoje. Taip, darbas. Čia buvo kažkokia pabaiga. Tikrai buvo santykių pabaiga. O Jėzau, viskas buvo sugriuvę. Nu va, ir šansas, čia gausos tiesiog ragas. Ir čia rodo daugiau tokia finansinė prasme, kad jūs būsite komforte su tuo žmogumi. Greit pažiūrim, kada? Kada? Žiemą. Kitą mėnesį jisai pasirodys, prasidės jūsų santykiai, o jau žiemą, ko gero, jūs jau gyvensite kartu, o gal netgi bus vedybos. Ir kada jūs mažiausiai to tikėsitės, jisai atsiras dėl jūsų gyvenime. Čia buvęs, dar paklausiu greitai. Jo, jūs labai ilgai to laukite.